pastato sandarumas šiais laikais yra būtinybė, nes mes visi stengiamės išsaugoti savo pastato energiją, kurią sunaudojame pagaminti šilumą. Visi norime gyventi šiltai. Būtent sandarumas pastatui padeda išsaugoti 60–50% jo šiluminės energijos. Statant namą reikia, kad statybininkas jau žinotų apie sandarumą, kad jisai bus tikrinamas tas sandarumas ir kad jisai statydamas, dėdamas plytą, jisai jau galvotų, kad jinai būtų įdėta taip, kad po to reikėtų kuo mažiau sandarinimo tų darbų papildomų atlikti. Jeigu bet kaip yra sumetamas medžiagos, tada jau taikaisi prie situacijos ir turi kamšyti tas skylutes, kad, tą, sakykime, netgi broką galima pavadinti, turime užkaišyti. Tai vat būtent tos sandarinimo medžiagos ir statybinės medžiagos čia yra du skirtingi dalykai. Kaip pavyzdys, blokelis ar plyta, kai yra dedama ant pamato. Ant pamato pradžioje uždedama drėgmės izoliacinė medžiaga, roberoidas paprastai būna, ir po to dedamos plytos. Atrodo, kad didelę masę suspaudžia ir tenai viskas sandaru, bet iš tiesų nėra taip. Tiesiog tą perimetrą reikia papildomam priemonėm užsandarinti. Pats sandarumo patikrinimas susidaro iš tokių, sakykime, 2 etapų. Pradinis, pirminis pasiruošimas, tai yra atvažiavimas, susižiūrėjimas, išsimatavimas viso pastato tūrių, susikamšymas visų ten tų skylių, kurios yra nereikalingos patikrinimui, natūralios traukos ventiliacijos skylės, vėdinimo sistemos, jeigu tokia yra įrengta, skylės, kur susisiekia su lauku, nes tai jeigu jos bus neuždengtos, mes neįvertinsim pastato konstrukcijų sandarumo. Tuomet, kai visi tokie darbai yra atliekami, vietoj lauko durų yra sumontuojamas rėmas, kuris aptrauktas brezentu. Jisai prisitaiko prie durų, iš principo prie esamų durų. Į tą brezentą yra įstatomas didžiulis ventiliatorius, prijungiama prie elektros šaltinio, prie kompiuterio. Ir pastate tuomet yra sudaromas vakuumas arba virslėgis. Tai yra, mes imituojame vėją. Ir prietaisų pagalba mes matome, koksai yra oro judėjimas per tą ventiliatorių. Jeigu tas oro judėjimas yra nedidelis, automatiškai mažam tūryje nedidelis tas judėjimas, išsiskaičiuojama tą apykaitą ir gauname koeficientą. Tai mes iš karto praktiškai matome ekrane rezultatą. Kai šalta lauke, pavyzdžiui, kokių užtenka -10 ir daugiau, minuso, patalpoje, sakykime, šilta, apie 20 laipsnių, mes sukuriame vakuumą ir po 10 minučių termovizoriaus pagalba mes galime puikiai pamatyti visas kiaurėmes, jeigu jos yra ant konstrukcijų, ant sienų, tiesiog kaip liežuviai matosi šaltos dėmės. Tiesiog šalia, dažniausiai tai būna prie angokraščių langų, būna, sakykime, jeigu blogai sumūryta ar suvestas plėvelės, tai vėlgi toje konkrečioje vietoje matosi būtent tie vadinkim, šalti plotai ant konstrukcijų. Jeigu mes turime šiltąjį sezoną, tai yra vasara arba kuomet laukia pakankamai šilta, pliusinė temperatūra, naudojami dūmai. Tai realiai dūmai, kurie nekenkia žmogui, kurie negadina ten patalpų, baldų, kilimų ir panašiai tokių dalykų. Tai yra prileidžiama dūmų į pastatą ir iš lauko pusės žiūrima, ar nėra prasiskverbimo būtent tų dūmų. Sandarumas yra gerai, bet, kaip sakoma, lazda turi 2 galus. Jeigu mes labai gerai užsisandarinom savo pastatą, mes pasidarome tarsi termosą. Ir tuomet būtinas yra vėdinimas.
žinoma, jisai su rekuperacinė sistema yra, prasme, naudingesnis netgi, nes jeigu mes tenkiamės užsisandarinti, išsaugoti tą šilumą ir pasidarysime vėdinimą be rekuperacinės šilumos, tai mūsų pastangos praktiškai veltui išeitų. Taigi, sandarinimas plus vėdinimas su rekuperacija yra tiesiog būtinas toksai duetas.